Kaip galima manipuliuoti mokytoją ir gauti geresnius pažymius? Turbūt vienas populiariausių yra išvenk, kai nežinai atsakymą, kad tavęs nepakviestų atsakinėti. Kai mokytojas aiškina ir kalba, žiūrėk tiesiai jam į akis, o kai pradės kviesti atsakinėti mokinius, žvilgtelk į vieną mokinį, kurio mokytojas galbūt nelabai mėgsta, tai pabandydamas jį pakišti vietoj savęs. Kitas patarimas būtų atkartok mokytojo rašymo stilių. Mokytojams natūraliai patinka žmonės, kurie panašiai rašo. Todėl jeigu turi kokį tekstą parašytą mokytojo, tiesiog įmesk jį į Astrą.ai ir paprašyk, kad tave pamokytų tokio pačio stiliaus, ar tiesiog sukurtų kokį briefą, kuris tau paaiškintų, kaip reikėtų rašyti tokio stiliaus tekstus. Jeigu liepia įsivertinti save, įsivertink šiek tiek aukščiau. Niekada savęs nenusivertink. Mano biologijos mokytoja visada liepdavo mums pasirašyti savo įvertinimus kontrolinio pabaigoje ir niekada nerašydavo aukštesnių pažymių, nei kad tu pats esi save įsivertinęs. Tik naudok šios triukus atsakingai.